Dėl naujos Visagino atominės elektrinės statybų naudingumo vyriausybė jau gavo Švedijos ekspertų paruoštą sinchronizavimo studiją visoms 3 Baltijos šalims. Šiuo metu stengiamasi atsakyti į visus Latvijos ir Estijos keliamus klausimus. Ir šiandien galima pasakyti, kad esame toj stadijoje, kada jau galima įvertinti įvairiausius variantus, jeigu būtų statoma atominė elektrinė Lietuvoje ir ką reikėtų maždaug padaryti, kad būtų pilnas aiškumas tiek Latvijai, tiek Estijai. Taip pat artimiausiu metu visas tas mūsų darbo planas bus pristatytas Seimui. Tai bus pristatyta ir sinchronizavimo studija, kurią, kaip ir minėjau, atliko Švedija ir manau, kad galės politikai realiau žiūrėti energetikos, situaciją Lietuvoje ir jos perspektyvą. Vyriausybė raginama priimti galutinį sprendimą dėl Visagino atominės elektrinės statybos kuo skubiau, kol dar nuo Lietuvos neva nenusisuko strateginis investuotojas Hitachi. Norėčiau tikrai sklaidyti bet kokias abejonės, bet kokią spekulaciją, kalbant apie tai, kad turi būti priimtas politinis sprendimas labai greitai. Tai būtų padaryta didžioji klaida dėl to, kad mes aiškiai esam pasakę, kad tai yra regioninis projektas, kad turim atsakyti į visus klausimus, kaip komerciškai tas objektas bus svarbus ir reikalingas gaminant elektros energiją. Taip pat reikia pabrėžti, kad neaiškos, dar kol kas nėra atsakyta klausimus dėl užsieniečių investicijų apsaugos. Nėra išspręstas klausimas, taip vadinamas, dėl kelio statybos ir plėtros. Taip pat kalbama apie branduolinę saugą. Tai aš manau, kad mes esam dabar toj stadijoje, kada rimta prasidėjo diskusija dėl svarbių objektų statybos Lietuvoje. O manau, turint atsakymus į užduotus klausimus, mes vėliau galėsim aiškiai pasakyti, ar ta elektrinė gali būti statoma ar ne. Gaila, kad žmonės tie, kurie padarė didžiulius nuostolius valstybė, kaip ponas Sechmokas, kitoj šalyje tikriausiai žmonės turėtų labai stipriai atsakyti už tokias padarytas klaidas ir išleistus didžiulius pinigus, kurie buvo skiriami ir viešinimui, kad klaidinti visuomenę ir teikti neteisingą informaciją visuomeniai. Šiandien vėl klaidina žmonės, kad gali investuotojas išeiti. Šiuo metu vyksta dėrybos. Kol kas niekas nėra pasakęs, kad prie tokių sąlygų ateis ir investuos. Bet aš manau, kad artimiausiu metu susitiksi su Hitachi, kiek žinau, vicelikti prezidentu, kuris atvyksta į Lietuvą ir atvirai pasikalbėsim šito klausimu, nes tie žmonės, kurie yra kompetitingi, tie žmonės, kurie supranta, kaip yra projektai vertinami, jie tikrai nedaro nepamatuotų sprendimų. Britų, čekų, suomių patirtis rodo, kad diskusijos su investuotojais nėra lengvos, o konservatorių vyriausybės padarytos klaidos taip pat nemaža dalimi lemia partnerių apsisprendimą. Turiu labai atsakingai pasakyti, kad didžioji buvo klaida padaryta, kad konservatorių vyriausybė kalbėjusi tik su Hitachi kompanija ir visiškai buvo pamiršti partneriai. Ir tuo laikotarpiu, kol vyko dėrybos su Hitachi, Kubiliaus vyriausybės, tai mūsų kaimyninės šalys investavo į energetikos sektorių didžiulius pinigus, kai kas pasistatė netgi kogeneracinės elektrinės ir išleido maždaug per tą laikotarpį iki 1 milijardą eurų. Tai puikiai suprantama, kad šiandien ambicijos šiek tiek visų yra daug didesnis ir reikalavimai yra stiprus. Ir kita, aš manau, blogybė tai, kad ekspertams įvairiausiems teisininkams, konsultantams išleido dėl šitos atominės elektrinės projekto virš 100 milijonų litų. Didžioji Britanija diskutuoja jau 3 metus su investuotojais šiuo metu iš Japonijos, anksčiau kalbėjosi su investuotojais iš Prancūzijos ir matom, kad Didžioji Britanija tikriausiai bus priimtas sprendimas, kad pastačius atominę elektrinę ir jeigu tuo metu kaina elektros energijos gamyba bus aukštesnė negu yra kaina rinkoje, tai tą skirtumą vyriausybė Didžiosios Britanijos padengs, arba tai paprastai pasakius subsidijuos. Tai žinant
patyrusios valstybės patirtį ir žinant jų tą visą kelią nueitą, tai aš manau, kad dar reikės luktelti.